Iš tiesų tai aš ir bijau. Iš tiesų tai to aš ir bijau. Nes aš priminsiu elementarius Rusijos prezidento pasisakymus, kai jisai pasakė, jeigu kas nors paleistų, tarkime, kažkokią raketą į Rusijos teritoriją iš vakarų šalių, mes irgi vakarų šalis, iš tų pačių, tai atsakas būtų ne tik į raketos paleidimo vietą, bet ir į centrą, kuris davė tokį sprendimą. Ir čia jisai turėjo omeny Jungtines Amerikos valstijas. Tai ir į raketos paleidimo vietą, ir į Jungtines Amerikos, arba Anglijos teritoriją, žiūrint, kas ten tas centras galėtų būti. Tai iš šito konteksto žiūrint, kai Lietuvos kariai tiesiogiai dalyvauja, tarkime, Ukrainoje kariniame konflikte. Tai logistika tų karių, iš kurios Lietuvos vietos jiem kažką siunčia. tą logistikos grandinę sunaikinti tada būtų natūralu ir logiška. Prisiminkite, kodėl buvo kilęs triukšmas ir kodėl Lenkai tada ne tai, kad žengė žingsnį atgal, bet tam periode nusprendė to klausimo nebeeskaluoti, kad iš Lenkijos aerodromų kyla Ukrainos lėktuvai ir skrenda į karinius veiksmus Ukrainos teritorijai. Todėl, kad tie Lenkijos aerodromai bus sunaikinti. Jie bus sunaikinti. Tai dabar mūsų valdžia šitais savo veiksmais duoda Rusijos valdžiai, atriša rankas smogti ten, kur jinai norės, kada norės ir kaip norės. Jie tiesiog turi tokią pasirinkimo galimybę. Ir mes tą galimybę, mūsų valdžia tą galimybę jiems suteikia. Galim nepatikti Rusija, tvarkoj, mūsų oponentas. Bet kam suteikti oponentui galimybę trenkti mums? Užtat ne veltui Lenkija, ką pasakė, kad jinai bet kokiu atveju gins Lietuvą. Nes čia kalba neina apie tik Lietuvos karius Ukrainos teritorijai. Eina kalba apie Lenkijos ir Lietuvos karius Ukrainos teritorijai. Tai užtat Lenkai pasakė, jie gins bet kokiu atveju, būtent bet kokiu. Tada, kai NATO pasakys, tai ne mūsų reikalas, NATO kaip struktūra. Tai Lenkai pasakė, kad mes ginsim ir tokiu. Tai kokie surežisuoti yra scenarijai, mes negalim žinoti, bet galbūt tai žino Amerika, galbūt žino šitos scenarijus Rusija. Jūs prisiminkit, ar pagristai ar nepagristai buvo kalbos, kad Ukraina nori padaryti provokaciją tuo metu, kai buvo kalbėta, kad Rusija smogs atominiu ginklu Ukrainai. Ir tiesiog pateikė tokios, ne tai kad duomenys, o galimybės ir versiją, kad tada virš Černobylio skrenda raketa, kurią numuša Ukrainos pajėgos ir pasirodo, kad jinai buvo su atominė galvute. Virš Černobylio ir taip uždrausta zona, ten nieko blogo neatsitiks. Tai tos kalbos ar be pagrindo, ar su pagrindo. Ir kas ruošia provokaciją. Kaip provokacija, ar Rusijai reikalinga ar ne. Rusijai šiuo atveju jokios papildomos provokacijos nereikia. Tai kam reikia provokacijos? Vakarų šalim ir Lietuvai. Lietuvos išdavikai, aš manau, jie tiesiog yra išdavikai. Išdavę vieną kartą, jie toliau vykdys šeimininko nurodymus. Ir užtat tas žodis gana turi būti kaip su kirviu nukirsta. Gana. Toliau